Turbūt dažniausiai jums pateikiamas klausimas yra verslo interesai, jūsų verslo interesų derinimas su potencialiai būsimosiomis pareigomis. Bet aš norėčiau paklausti šiek tiek kitaip. Jūs esate savo pats interviu minėjęs, kad būnant politikoje netgi gali pakenkti savo verslui, būdamas politikoje, ir esate paminėjęs keletą konkrečių pavyzdžių. Koks būtų jūsų komentaras? Dabar taip galvoju, kaip čia jums geriau atsakyti. Iš tiesų, sakykit, kaip yra. Mano kaip verslininko Kaune interesų galima pasakyti taip, kad nėra. Turime mes keletą objektų, kurie yra Kaune, bet iš tiesų Kaune yra pagrindinis mūsų ofisas, tik ofisas, kuris valdo 45 kompanijas 17 pasaulio šalių. Ir dabartinis miesto meras Andrius Kupčinskas, jisai yra minėjęs viešai, kad Visvaldas Matijošaitis niekada per jo kadenciją 4 metus nėra kreipęsis nei su vienu bet kokiu prašymu jį kaip į merą. Reiškia, pas mane interesų mieste nėra. Problemos, kurios būdavo, ar ten savivaldybė kažkokios, tai jos visos spręsdavosi savaime, nei man reikdavo ten eiti, nieko darbuotojai dirbdavo. O apie tai, kad ar galima žiūrėti į visą savivaldą kaip į verslą, iš tiesų taip, tik ten darbdaviai yra kiti. Darbdaviai yra visi miestiečiai ir būtent savivalda turi dirbti miestiečiam, ne kažkam, ne merui, ne pavaduotojui ar dar kažkam, bet visiems miestiečiam. Tai yra pagrindinis dalykas, ko gal trūksta visose savivaldybėse. Bet, ponia Matijošaitė, panašias tezes deklaravo bene kiekvienas Kauno meras. Ir Vytautas Šustauskas taip pat žadėjo padaryti savivaldą skaidrą ir atvirą miestiečiams. Ir manau, ir konservatoriai, ir kiti merai. Bet kaip ir pats, kaip sakėt, kaip minėjot, kaip kaunietis, trūksta kažko. Ko? Vien norų gyvenime neužtenka, reikia komandos ir gebėjimų. Manau, kad siūlydami man eiti kandidatuoti į Kauno miesto merus, koalicijoje esančios partijos, jos be abejo būtų pas save radę kandidatų. Nebejoju, kad pas save ras normalius vicemerus, kurie bus parinkti irgi pagal gebėjimus dirbti. O sudarius tokią komandą, galima daug ką padaryti mieste. Ar verslininkui, kaip reikės verslininkui, jums kaip verslininkui dirbti su politinė komanda, su politikais, kurie ryte gali pasakyti vieną, dieną pasakyti kitą, o vakare padaryti trečią? Ką mes esame matę ir Vilniuje, ir Kaune, ir Širvintose? Aš manau, kad susirinkome garbingi žmonės, kurie žinome, kas yra žodis, kas yra įsipareigojimas, kas yra laikymasis žodžio. O nuo vaikystės aš žinau tokį paprastą posakį, kad, sako, ne šventieji puodus lipdo. Imi, pradedi lipdyti ir sulipdai tą puodą. Čia nematau didelių problemų. Jaunystėje esate dirbęs įvairius darbus ir dirbot ir kiemsargiu, ir ugniagesiu. Ar įgytos savybės padės vadovaujant miestui, kur galbūt galima sakyti, kad meras yra didelis miesto kiemsargis? Panašiai. Šiaip šeimoje augom 3 vaikai, buvau pats jauniausias. Tėvai įsiskyrė, todėl nuo vaikystės teko dirbti įvairius darbus, bet niekada nepasakysiu, kad mano buvo vaikystė sunki ar kažkokia tai bloga. Iš tiesų vaikystė buvo patys gražiausi metai, o dirbau todėl, kad norėjau kažką tai papildomai. Tai mokykloje dirbau statybose, nes norėjau nusipirkti motociklą Javą, o besimokydamas institute Vilniuje be to, dirbau vaikų darželį kiemsargiu ir dirbau priešgaisriniai dalygaisrių, bet tam, kad turėčiau papildomų pajamų. Kalbant dar apie būtent verslo ir politikos santykius, nemažai verslininkų, kurie yra buvę Seimo nariais, politikais, Antanas Bosas, kiti, sako,
spjauna, kad aš ten dar kažkada kelčiau koją, ar į Seimą, ar į savivaldą, ar dar kažką. Ar nebus jums, kad jūs pajusite tą va, tokį gan greitą nusivylimą? Nu, visi jie ėjo toliau ir nuėjo toliau, arba visai atsitraukė, jie ėjo iš tiesų į politiką. Aš neskaitau, kad aš politikas ir niekada juo nebūsiu. Matomai, aš žiūriu į miestą kaip į ūkį, kaip į kiemą, kaip į fabriko teritoriją, kaip į visų bendrą teritoriją, kur mes gyvenam. Ir visur reikia sutvarkyti, sutaupyti, kad visiems būtų pigiau ir kad jaukiau būtų. Ne, mero postas, visi skaitykit, kad tai politinis, bet jis, nematau aš tam politikos. O jei trūks politikos, koalicijos partneriai, jie tuomet turi patirties. Taupimas ar investavimas? Kas turėtų būti vis dėlto, jeigu reikėtų jums į kažkurią pusę labiau nulenkti savo balsą atiduoti mieste šiuo metu? Kas yra svarbiau? Judėjimų į priekį be investicijų nebus. Visada turi pasidėti viską ant stalo ir žiūrėti, kur sutaupau, ką sutaupiau, kur padedu, kad daugiau gaut pajamų ir kad dar daugiau kažką padaryti. Vieno jūsų komandos nario šūkis: ko negali Lietuva, gali Kaunas. Labai patriotinis, tik negaliu pasakyti, kieno. Algirdo Kaušpėdo. Kaip kaunietis galėtumėt pakomentuoti šitą dalyką? Kaunas visada buvo ir bus Kaunas. Kaunas visada išsiskyrė iš visų savo Lietuvos miestų, nors jisai ir pats lietuviškiausias, bet jis niekada nebuvo toksai nacionalistiškai nusiteikęs. Kauniečiai patys versliausi žmonės, dar Panevėžys yra verslų žmonės, Šiauliai gal. Ir tai, kad kauniečiai sudaro vos ne pagrindą dabartinių Vilniečių. Ko gero, daugiau dėmesio žiniasklaidoje sulaukė ne pats tas faktas, kad jūs mėginsite tapti Kauno meru, bet labai tuo pačiu metu pakankamai toks trivialus dalykas, kad jūsų įmonė buvo nubausta net bauda už produktuose rastas lervas. Kaip jūs iš šitos pusės žiūrite į didesnį žiniasklaidos dėmesį lervams, o ne Kauno reikalam? Iš tiesų, jei kas apie tą nubaudimą, tai aš skaityčiau, kad žmonės reikia pradėti šviesti, kas yra gerai, kas yra kenksminga ir kas yra absoliučiai nepavojinga. Tai nuo vaikų darželio, toliau mokyklose ir panašiai. Kad jei žmogus pamato kažką, jis suprastų, ar tai yra kenksminga, ar ne. Čia grinai švietimo stoka. Aš vartoju visus savo produktus ir tokius čia tikrai visi profesionalai, žinantys aplinkui esančią gamtą, visi žino, kad idealiai, absoliučiai švarių dalykų nėra. Visur kažkas tai yra. Ypatingai, jeigu kalbame apie politiką, ar ne? Politikos aš nežadu būti. Paskutinis klausimas. Jeigu mes, ponia Matijošaitė, žiūrėtume į artimiausią pusmetį, jeigu viskas bus tvarkoje, jeigu jūs galėsite dirbti, jeigu koalicija bus stabili ir nesubirės po pirmo kokio nors ten barnio, ką jūs galėtumėt įsivaizduoti po pusės metų jau būti nuveikęs? Po pusės metų Kaunas turi būti nuveikęs labai daug. Visų pirma, per tas dienas turi būti tęsiami visi darbai, kurie buvo pradėti praeitos valdžios, ir turi būti pabaigta arena, turi būti viena šventė, Hansa dienos ir taip toliau. Bet gal iš tiesų apie tai nereiktų dabar kalbėti. Aš dar norėčiau paprastą tokį posakį, kad jeigu remontuoji stogą ar ten kaminą remontuoji, tai nereiškia, kad turi užleisti kambarius, neplaut, netvarkyt, nepjaut žolės. Vis tiek darant vieną darbą, noriu, kad mieste ir savivaldoje ir visos įmonės įprastų daryti viską, ne po vieną, bet viską maksimaliai kartu prižiūrėti ir neužleisti. Kągi, dėkoju Jums, tai buvo potencialus naujasis Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.